brangieji, štai ir vėl sulaukėme Jėzaus gimimo, Kalėdų šventės, kuri tokia brangi tiek mažam, tiek dideliam. Mes gyvename nelengvame ir sudėtingame pasaulyje. Jis tikrai nėra idealus. Tai juntame tiek savo pačių šeimose, tiek ir darydamiesi aplink, kur tiek daug ir skausmo, karo aidai skamba. Bet kaip tik tai į šį pasaulį Viešpats ir ateina. Ne į kokį nors idealų, bet tikrovišką, paprastą mūsų pasaulį. Kai artėja Kalėdų šventės, mes matome labai daug pasikeitimų. Miestuose, gatvėse, gražios dekoracijos, šviesos, skamba muzika. Visa tai gera ir gražu, mums reikia šviesos ir reikia džiaugsmo. Bet labai puikiai žinom, kad prabėgs viena kita savaitė ir viso to nebeliks, vėl bus taip, kaip buvo. Todėl už šventinių dekoracijų pamatykime gilesnę Kalėdų prasmę. Dievas taip pamilo pasaulį, kad atsiuntė savo sūnų. Ir mes gyvename šitame Dievo mylimame pasaulyje, Dievo aplankytoje žemėje. Tai teikia vilties, teikia drąsos toliau gyventi, kurti, stengtis. Ir todėl labai linkiu, kad kūčių vakarą, per šventes, bet taip pat ir visus metus mokėtume atsiprašyti, mokėtume atleisti, mokėtume palikti praeičiai tai, kas trukdo mūsų ateities bendrystę. Ne visuomet tai yra lengva, bet puikiai žinom, kad dėl to, ką vertinam ir ką mylim, reikia ir stengtis, ir kovoti, ir kai kada pasiaukoti. Mėly lietuviai, tėvynėje, plačiajame pasaulyje, nuoširdžiai sveikinu Jus su šventomis Kalėdomis, su Jėzaus gimimo švente. Tegul jos atnaujina tikėjimą, tegul stiprina šeimas, ryšius su tėvynė, artimaisiais, vienas su kitu, ir tegul suteikia vilties net ir šiame nerimo kupiname pasaulyje. Tai džiugių, ramių, šviesių, šventų Kalėdų švenčių ir taikingų, laimingų ateinančių naujųjų metų.